esam šlaitę evoliucijos ir ne tik evoliucijos, bet susirinko moteris ir žinom, ką reiškia būti moters kūne labai gerai, netgi amžius mus vienyje. Istorijai nušvitusių moterų arba nebuvo, arba buvo vienetai. Dabar mes tokiam laikmetį, kur nutinka tai. Gal gali, vat, kaip moteris, kuriai atėjo šitas palaiminimas, šitą dovana, įgalinimas, truputį nušviesti mus, kas tai yra, ar laikmetis yra kitas, galiausiai tu esi 3 vaikų mama, ar ne, buvo šeima, viskas buvo, kas pas visus yra, gyvenai normalų socialinį gyvenimą ir toliau tokį gyveni. Tiesiog kaip dabar tai vyksta šiek tiek kitaip negu anksčiau istorijai, ar kas? Na, aš manyčiau, kad apskritai gal vėlgi tas dvasinis kelias, jisai buvo prieš pastatytas tam eiliniam paprastam gyvenimui. Taip, kai žmonės, tarkim, tas pats sąmonės lygmuo prieš 200-300 metų jisai buvo kitoks, arba, tarkim, paimkim mūsų Lietuvos laikus, ne per seniausius, kai jeigu vyrui patikdavo moteris, ją paimdavo ir atimdavo, ne, arba vyskupas, arba šventikas, jisai būdavo visą laiką aukščiau pastatomas. Tiesiog tam, kad sukurta kontrastą, kad žmogus jisai galėtų eiti tuo dvasingumo keliu. Šiais laikais ta linija tarp, apskritai galbūt dar ir internetas išplėtė tą matymą pasaulio, pažinimą pasaulio ir tą gebėjimą gauti papildomų įrankių ir žinių, manau, pakeitė apskritai tą patį konceptą ir įsitikinimą, kad nušvitusiu arba mokytoju gali būti tik tai vyras. Aš nelabai norėčiau eiti gilyn į istoriją, kalbėti apie patriarchatą ir matriarchatą, tokius dalykus, bet manau, kad ta lygybė arba tas išsilyginimas, tas balansas, jisai ateina ir čia. Ir visa tai, kas anksčiau buvo norma arba konceptas, po truputėlį nebetampa normų ir konceptų. Ir manau, čia labai geras dalykas yra tiesiog kiekvienam einančiam nušvitimo keliu arba noru susivokti, kas yra, kadangi jie turi vis mažiau apribojimų ir daug galimybių. Nes anksčiau kažkodėl dvasinis gyvenimas buvo labiau skirtas vyrams, ne, moteris ten turėjo rūpintis vaiku, vaikai, šeima, ten uždarbio ir visa kita. Aš nesakau, kad labai daug kas pasikeitė ir man, kaip būnant mamai ir moteriai, yra tų atsakomybių daugiau ir aš turiu laviruoti taip pat tarp to kasdienio gyvenimo ir buvimo mokytojo, bet manau, tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma ir galbūt tai yra ir mano savybės kažkiek įtakoja tą gebėjimą laviruoti tarp tų dviejų pasaulių, bet vėlgi pasakysiu, jie nėra atskiri. Ir tai, ką aš galiu pastebėti, išmokti su vaikais, aš lygiai taip pat galiu pritaikyti mokymį ir atvirkščiai. Tai, sakyčiau, tas moters įgalinimas, jisai palaipsniui irgi ateina, nes galų gale šakti yra ne tik šakti, ne tik energija, tai yra dieviška motina, tai yra dieviškos motinos vardas. Ir mes matome visose religijose ir filosofijose vis tiek yra dieviškoji motina. Arba yra dievas vyras ir dievas moteris. Tai manau, kad ta lygybė, jinai po truputėlį, aš gingdienę agituoju čia, nesakau, kad dabar čia feminizmas ar kažkas, ne, bet kaip ir sakiau, pasaulis yra tobulas tada, arba todėl, nes jis yra puikiam balansė. Ir visur, kur būna perspausta, kur būna užspausta, ilgainiui ta vieta jinai prasivalo ir ateina būtent ta lygybė arba ta pusiausvėra. Tai šiuo atveju sakyčiau, kad būtent tas laikas, moters atgimimo laikas dabar yra ir mes matome labai daug ir lektorių, ir mokytojų, ir vedlių moterų. Ir tas išsilaisvinimas, emancipacija dvasiniam pasauliu jinai vyksta irgi. Bet iš savo pačios patirties tikrai galiu pasakyti, kad tas toks šypsnis, kad tu čia dvasinė mokytoja, ar tu čia mokytoja, ar tu čia vedlė, jisai dar kelia daugumai vyrų ir vis tiek jausiasi, kad čia galbūt tu čia ne savo vietoj, čia tu tikrai jo, čia kažkoks popsas. Tai yra dar konceptai, per kuriuos reikia pereiti, įsitikinimus. Nesakau, kad būtinai turi įrodyti savo vertę, bet reikia pačiai su savimi jaustis tvirtai ir saugiai. Žina, gyveni taip toli, Naujojoje Zelandijoje. Akivaizdu, kad daug keliauji, matai daug žmonių įvairių skirtingų. Kaip dabar tu matai Lietuvos moteris? Kokios mes čia? Kas gerai, kas blogai, kur galėtume pasitempti? Na, aš sakyčiau, kad mūsų lietuvės moters turbūt pagrindinė problema ir kančių šaltinis yra mūsų pačių savivertė arba savigarba arba pagarba savo.
Ir mes labai dažnai iš savęs pačių mažumo leidžiam save mažinti. Tai aš sakyčiau, kad tai, kas vyksta dabar, po truputėlį tas lietuviškos moters atgimimas, galbūt netgi sakyčiau tos baltiškos moters, ta išmintis, ta žinojimas, kuris yra jos viduje, širdyje ir genetikoje visoje, jis irgi pradeda busti. Nes tas sakralumas mumise jisai yra. Ir šita žemė, ne veltui mes esame Europos centras. Ir ne veltui daug mokytojų iš tikrųjų, kai prasidėjo visas tas judėjimas dvasinis didesnis, visi mokytojai pradėjo važiuoti čia ir mes visą laiką buvom kryžkelė, ne? Mes visą laiką buvom tie, kurie visus priemam, universalūs. Tik tai mes kažkodėl visą tą dėmesį kreipdavom į kitus. Tai sakyčiau, gal mūsų moters pačios savimonėje dar to aspekto, kad aš esu verta arba aš esu centras, aš esu vertinga. Jisai va dabar pradėjo bust. Ir galbūt tai yra pagrindinis skirtumas nuo, gal sakyčiau, apskritai nuo moterų užsienyje, kai jie žino savo vertę ir tada ta pati vyro paieška arba tos antros puselės paieška ir suradimas, jisai gal visai kitokį atspalvį. Tai sakyčiau, lietuviams moterims gimdėje neagituoju, verta išvažiuoti, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų pamatyti savo vertę arba išmokti save gerbti. Galbūt tas aspektas yra pats pagrindinis, kurį mes galime pamatyti iš šono, pasižiūrėti iš šono. Nes, vėlgi, kaip ir su visuo, jeigu mes gyvenam toj pačioj vienoje vietoje ir mes su tais dalykais labai greitai susitapatinam. Ir tam, kad pamatyti, pažiūrėti iš šono, reikia truputėlį išvažiuoti, truputėlį pamatyti, truputėlį pažinti save per kitus, per kitas moteris, per kitas šalis. Labai sveika pamatyti save kaip moterį kitų tautų moters prizmėje ir pamatyti savo vertę, savo galimybės, kaip kitose tautose moteris vertinama ir atrasti tai savy. Nes vėlgi, tai yra dar vienas įrankis suprasti ir atpažinti, apie ką mes pačios esame. Tai labai norisi pristatyti, kodėl esam 4 šiandieną čia ekrane, kas mūsų būrė ir kur galima sutikti, tęsti šitą pokalbį, šitą skonį. Tai pradėtume nuo Linos, Lina Leimontė. Žinom, kad Lina gyveni Naujojoje Zelandijoje, dabar esi čia, lankai Lietuvą ir žinom, kad organizuoja retritus po visą Europą. Ir ne tik. Papasakok plačiau apie savo veiklą. Tai, kaip ir Vilma minėjo, yra daug vietų, kur aš būnu. Yra Lietuvoje meditacijų grupė, kurie nuolatos medituoja pirmadienio vakarais vienoje iš studijų. Bet ta meditacija vyksta lygiai taip pat ir internetu, online. Ir tuo metu, kai esu Naujojoje Zelandijoje, mes pasijungėm visi kartu. Kadangi Shakti Path kelias tai yra tarptautinė bendruomenė, tai ne tik lietuviai, yra grupė Čekijoje, yra grupė Švedijoje, yra amerikiečiai, yra kyviai, naujozelandiečiai. Tai paprastai mes visi susirenkam arba internetu, arba viename iš tų punktų arba vietų. Tai visą informaciją visą laiką galima rasti tiek Facebooko puslapyje Shakti Path arba mano tinklapyje leimonte.eu. Ir ten visa paprasta informacija yra pateikiama apie retrytus, apie užsiėmimus. Ir lygiai taip pat galima parašyti laišką elektroninį shakti@leimonte.eu, kur dešinioji ranka, menedžerė, SEO, Ieva, mielai atsakys ir suteiks visą informaciją. Ar artimiausių laikų, 23 pabaiga, 24 pradžia, bus retritas Europai? Europoje nebus, bet bus Naujojoje Zelandijoje lapkričio mėnesį. Artimiausias tarptautinis arba pusiaukelė nuo Naujosios Zelandijos būtų sausio pabaigoje, 5 dienų, 5 naktų retritas Balyje. Bet lygiai taip pat vasara paprastai yra skirta Europai. Tai bet kokiu atveju, visą laiką, kaip ir sakiau, informaciją galima rasti internetu. Aš taip pat darau bent 2 retritus online, tai yra internetu. Tai Lietuvos pavasarį, Naujosios Zelandijos rudenį bus kažkada kovo arba balandžio mėnesį.
Jūrate, esam tavo galerijoje, jūsų galerijoje. Žinau, kad esat keli bendrai kūrėjai. Apie ką yra Činte Galeri? Kodėl subūrėt šitokius daiktus, tokias šalis? Nu, kelias kaip ir nušvietimą panašus, ilgas ir kalnuotas, bet idėja galerijos interjero studija yra holistinė tema, kad visi yra susiję, yra vibracijos, yra energijos ir kaip mes gyvename, kaip mes kuriame savo namus, kaip mes statom pastatus, kaip mes kuriame miestus, galų gale iki įsiplėsti galima iki pačių planetų. Tai visos temos tinka, kas apie ką žmogus pats kuria, dėl to labai džiaugiuosi, kad galima ir pokalbius, dialogus vesti su tikrai, pavadinsiu tikrai Lietuvos šviesuoliais ir mes randamės Jono Mekos skersvyje. Čia yra naujai pastatytos, atkurtos vietos, anksčiau 13 amžiuje čia buvo Šventaragio slėnis. Tai viskas yra labai susiję, tai nekyla klausimų, kodėl, tiesiog daromės yra pati ta, sakysim, tas jausmas, jisai noras tiesiog realizuoti, kurti ir būti su visais. Galiu dar paklausti apie mineralus. Žinau, kad neseniai gavote ypatingą kolekciją. Galit keliais žodžiais pristatyti, kas tai matom vat fone, keletą bent jau jų. Iš karto klausimas, interjeras, dekoras, kas tai yra, tai mūsų namai, taip, šitie daiktai yra mineralai, ypatingai akmenys. Akmenys aplamai pasaulyje turi savo ir istoriją, ir laiką, ir sąmonę, kuri iš tikrųjų yra gyva. Ją, kad suprasti, irgi atitinkamas laikas turi ateiti, nors ir vaikai pajūry tikrai gali ir iš akmenukų daug ką statyti, jie supranta, jaučia. Tai jie yra senieji gyventojai lygiai taip pat, gal senesni negu pati žmonija, tai yra, jie turi savo vibraciją, savo informaciją. Ir iš tikrųjų tai yra žemės dovana, tai mes ją džiaugiamės. Surinkti kolekcijas iš tikrųjų irgi yra įdomus kelias, jos nesuprantant, nežinant, neteisi. Akmenys ganėtinai yra tokie užsispyrę. Ir tik pasikvietus atitinkamų laiku jie ateina. Tai mūsų šiuo metu kolekcija yra iš Maroko. Yra akmenų, kurie yra fosilijos 400 milijonų metų. Ir turime du nuostabius akmenis, kurie yra 3 milijardų metų. Tai ką jau galima pasakyti, kad kada dar ar žmogus buvo, ar nebuvo, ar kas buvo ši žemė, tiesiog tai yra vibracijos, kurios irgi yra kaip ir mes, ir kaip visata, jinai vibruoja. Ir tu, jeigu, sakysim, nori, bet tai tiesiog nori. Ir užduodi klausimą, tie akmenys iš tikrųjų ta vibracija pasidalina. Ar bet kokiu būdu, medituojant, nemedituojant, sėdint prie jo. Įveikia yra visas mokslas, aišku, apie akmenis, tai čia... Bet mes džiaugiamės, mes siūlom žmonėms į namus būti ne tik muziejuose, tiesiog, kad patys namai būtų aukštų vibracijų, patys, sakysim, holistiški, kad viskas susiję, visi daiktai. Nuostabu. Taip ir jaučiamės čia būna kiekvieną kartą. Didžiulis įkvėpimas. Pasikrovimas tiesioginė prasme. Krauna, akmenys krauna daug, kas pati vibracija yra forma, o forma pati vibracija sukelia. Tai čia toks vidurdinis gaunasi dialogas. Na ką, Light Evoliucija, ką mes veikiam Giedriui? Bet aš norėjau jūsų paklausti, kad jūs irgi evoliuciją pasivadinot. Evoliucija. Evoliucija kažkaip labai susiję ir kad to, ką mes darome. Mes kuriame moterims, nežinau, mes būdinam, žadinam, net nežinau, kaip apibūdinti turbūt aiškiausiai, bet tai yra transformacinė holistinė programa moterims online internetu. Iš visų pusių, tai vieną norėjom suburti Lietuvos šviesuolius, kurių turim labai daug, nebūtinai visi yra Lietuvoje, kiti yra kitur, šviečia kitas žemės ir paskui pasikrauna, atneša į čia žinių. Tai norėjom šviesuoliams turėti platformą, kur galima jas rasti vienoje vietoje ir galima užmegzti kontaktą, išsirinkti tokiu būdu, ateiti į Light Evoliucijos programą, kurios irgi yra teminės ir
tiesiog praėjus tam tikrą kelionę, žiūrėti, galbūt noriu dar eiti giliau su šituo žmogum, o gal tiesiog pasikroviu ir einu toliau. Kitas aspektas žmonėm, tai yra šiuo atveju kol kas moterims, tam, kad spėtume, apriektume viską, suteikti galimybę sutikti šitos šviesuolius, atrasti juos vienoje vietoje patogiai ir augti jų dėka. Nes dažnai būna, kad pasirinkam kursą, kur yra vienas žmogus ir jisai veda ilgą kelionę ir tai yra nuostabu. Tiesiog eiti su vienu žmogum irgi yra tam tikras siauro kelio pasirinkimas. Ne visiems tai patinka ir ne visuose etapuose. Todėl norėjom sudėti tų žmonių spektrą pasirinkimą, nes yra momentai, kada mums labiau rezonuoja loginiai žmonės. Yra, kada norisi labai abstrakčiai išplaukusiai kalbančių žmonių. Yra, kada norisi tiesiog išgirsti kitų istorijas, kad ir aš esu tokia pati, turiu panašius patyrimus, panašias problemas ir kad tai yra išsprendžiama. Tai vat, moteriai, žmogui davėm pasirinkimą jos temų nišoje rinktis, kaip praeiti tą temą, pavyzdžiui, kaip praeiti gausos temą, pinigų temą, arba kaip praeiti santykių temą su skirtingais žmonėmis, vedliais, reiškia iš skirtingų pusių pažiūrėti į tą patį dalyką. Ir tai yra didžiulis išsiplėtimas. Bet pačiam žmogui pamatymas iš įvairių aspektų, kampų, save pačią ir pačią situaciją. O mums tai yra savirealizacijos kelionė, kurie atėjo iš viršaus, kaip palaiminimas, kaip galimybė daryti tai, burti ir skleisti ir duoti. Tai va tokie 3 dalykai, ką mes sudėjome Light evoliuciją. Tai valio ir dėkoju.